Sveiki, esu Sigita Kliaučiūnienė, šiuo metu besidžiaugianti gyvenimu ir darbu Lietuvos Sveikuolių sąjungai. Be to auginu mažą savo trečią atžalą, tai linksmas laikotarpis. Nepriklausau jokiai partijai, tačiau sutikau į Europos parlamentą kandidatuoti su ta komanda, kuri mano galva ne žodžiais, o darbais jau įrodė, jog sugeba siekti tikslų labai kryptingai ir žmonėms naudingai. Kaip mano patirtis rodo, tai labai retas atvejis. Darbas Lietuvos Sveikuolių sąjungoje man įrodė, kad sveika gyvensena yra labai svarbi mūsų gyvenimo dalis ir jai reikia skirti pakankamą dėmesį. Daug žmonių į mus kreipiasi praradę sveikatą, entuziazmą gyventi, dirbti, santarvėje gyventi šeimoje, energiją ir gerą nuotaiką. Tik sveikos gyvensenos dėka jiems pavyksta visą tai susigrąžinti. Todėl, mano galva, Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos keliami klausimai dėl maisto kokybės, dėl švietimo, dėl sveikos gyvensenos prioritetų yra labai aktualūs. Labai smagu, kad kandidatuojantis žmonės pažada skirti savo dalį europarlamentaro atlyginimo nevyriausybinių organizacijų veiklai remti. Sveikatos ministerija, apskritai valstybė, skiria per metus 200 000 litų nevyriausybiniam sektoriui skatinti sveiką gyvenseną. Tai jeigu mes būsime 3-4 parlamentarai nusprendę dalį savo atlyginimo skirti būtent šios srities projektams remti, mes sugebėsime surinkti didesnį biudžetą, nei sugeba skirti mūsų sveikatos ministerija. Džiaugiuosi galėdama būti šitoje komandoje ir tikiuosi būti naudinga dirbdama kartu žemei, žmogui, Lietuvai.